Paklausom iš naujo laida. Antras sezonas. Antra laida. Eglė Jurgaitytė. Karolis Tiškevičius. Ir jis laukia, ir Paulius Vaitekūnas. Bet ką reiškia profesionalė, ne? Užkurs publiką seni, kur nėra net žmonių, žinai. Taip, ir aš jau nepagavau, o jinai staigiai pajautė, kad reikia, bam, įnešė tave į laidą. Aš pamačiau jo liūdnas akis, kaip jis žiūri į tave ir jautėsi toks Kad paliktas. tu matytum, kaip jis į tave žiūri. Seni, aš todėl ją ir vedu, ji žino, ką daryti. Gaidyti. Palauk, ką? Mane vedi? Nu, tu sutinki, Karolė, ne, kad aš ją vedu. Nu, tai tiesiog akivaizdu. Nu, aš linkėčiau, kad taip neatsitiktų. Kur tu mane vedi? Taip, kad labą dieną visiems dar kartą įsijungusiems šitą laidą, kurios pavadinimo aš nežinau. Šitą gal, Kaip Karoli, mes vadinamės, kolega? Paklausom iš naujo. Paklausom iš naujo. Taip. Ir pagaliau studijoje mes turim žmogų, kuris ne tik tai, kad yra dalyvavęs Eurovizijoje, bet netgi dalyvavęs vaikų Eurovizijoje su legendinė daina. Blecha, dabar pala, Ella Bella. Sometimes I wish I were an angel sometimes. Ne. Nu, kokia ten ta daina? Palauk. Ne šita Mano buvo? širdis. Taip. Wow. Tai va, Eglė, ačiū, kad atėjai. Ir gal dar Ačiū labai, kad sudainuokime šitą dainą. Čia Ela, Čia Bela. Nori josis. Eglė, kiek labai norėtum, kad būtų įteisinta mirties bausmė žmonėms, kurie sutikę tave dainuoja tokias dainas tau į veidą? Atvirai? Nu. Na, iš tikrųjų, anksčiau gal labiau erzindavo, kai jau buvau tokia paauglė, jau tokia vyresnė, maždaug ties 20 savo gyvenimo metais, tada toks būdavo. Tai čia prieš 2 metus. Ne, beveik. Gaila senesnė. Bet dabar tai man bairis, aš pati tada prisijungiu ir kartu varau. Ja, nes aš taip, kiek su atlikėjais pasikalbu, kurie turi savo kokius nors ten garsius gabalus ir kai jiems juos dainuoja žmonės ir įsivaizduoja, kad jie yra pirmieji, kurie jo, tai daro. Pasmagu, nu, nežinau, gal tiesiog turėjo praeiti tas tam Bet tikras čia yra laikotarpis. visiems, žinai, turbūt ne tik su muzika. Pavyzdžiui, sutikit Mindaugas Stasiulį ir būtinai paprašykit, kad kaip Saulėnas pasisveikintų. Aš kažkada turėjau su jo situaciją, tokia dar buvau jaunas piemgalys ir man atrodo buvo 3-3 kažkoks turnyras, ar varom per Lietuvą. Varom už Lietuvą, aš pats dalyvavau. Jo, ir aš tada atsimenu užkuliuose su juo pasisveikinu, toks susikuklinės ir galvoju, pasakysiu bairį jokingai, žinai, sveiki Karolis, Saulėnai. Malonu Mindaugas, jis taip labai rimtai, žinai. Pastatė. Jo, tai jeigu sutiksit žiūrovai drąsiai gatvėje, tikrai klauskit. Jo. Jeigu kažkas neaišku. Kas gero, Eglė, ką dabar veiki gyvenime? Dirbu prie muzikos, leidžiu dainas, rašau dainas, toliau visos kitos papildomos veiklos. Čia dar man vardinti? Žalgirys. Ne, mes ganėtinai tiksliai turim žinoti. Žalgiris, Laisvės TV, Lietuvos balso reporterė. Gerai, tai mes tada su Karoliu bandom spėti, kiek maždaug per mėnesį daro Aš pinigų Eglė. paskaičiavau dabar, bet labai taip grinai ekspertiškai, kaip Jakilaitis sako, apie 7 kavalkos per mėnesį. Tai yra Į rankas. į rankas. Po mokesčių čia ne. Gaila, bet ne. Matau jau jos tą Tai reiškia, kuklumą. mane kažkas abaudinėja, aš manau, aš tiek turėčiau uždirbti. Nu, dėl Žalgirio manau, kad tai turėtų kažkokia lengva apgaulė būti pakvipę, kiek aš atsimenu, kiek aš gaudavau. Žiūrėk, senis, skaičiuojam realiai, ne? Nu tai muzikinė veikla, nu ten, žinai, ne pinigai. Žalgiris 3 kavalkos minimums. Mano skaičiavimu kaip ekspertas, aš tą darbą darau. Taip. Lietuvos balsas, nu, alio, tai yra telikas, seniai, 4 štukos. Ir ten tos... Į mėnesį. Žinai, žiūrėk. Čia viskas į mėnesį. Į mėnesį, taip. Ir ten kremukai, žinai, visokie pudrytės, Bet reklamytės. aš nedarau tų kremų. Jeigu darai, aš daryčiau, tada gal būtų 7. Ir tada, tai Tu mano nedarai nuomonė, Nu, man kažkaip ne. tai atsistoja ant 11 000 eurų į rankas per mėnesį. Bet šiaip mane ką tik šokiravo, Eglė Jurgaitytė savo Instagram'e turi 53 000 sekėjų, tai tu galėtum... Ne, aš čia man Keletą kalbama apie tas tūkstantaičių, aha. reklamas. Aš dirbu žiauriai retai ten su kažkuo, kas man ten tikrai faina ir patinka, bet man tiesiog užknisa darytas reklamas ir aš nenoriu, kad mano turinys būtų vien tik apie tai ir man tiesiog nepatinka. Susikirpkime rankomis visi, nes tai yra pagirtina.
Susikipkime ir dėl to, nes norėjau prisiliesti prie eglės. Tai man, nu, ta prasme, sakau, man nepatinka, jeigu tai būtų žiauriai daug ir ten kiekvieną dieną aš tai darau tikrai labai retai. Paskui mano dabar reklama gal buvo gruodį. Tai va, ir gal dabar bus kažkada jo vasara. Man tai žinot, kas yra baisiausia. Reklamos tai kaip reklamos, bet, pavyzdžiui, kai žmonės kokiems lažybininkams parsiduoda, ne? Ir tarkim, ten... Aš va šito tai niekad negalėdavau suprasti. Ir... Nuvemčiau man tai žemai. Žinok, nuvemčiau pamatęs, jeigu kažkas tai daro prie mano akių. Gerai, kalbam apie Eurovizijos reikalus. Pernai turėjau garbės Eurovizijos finalą ar ne finalą stebėti pas Eglę namuose. Meluoji savo į veidą, o ne man. Pasakyk, kad tai buvo. Taip, tai buvo. Prisiplakė. Tu sėdėjai pas Eglę namuose? Seniai, aš dabar viską esu įsiminęs mintinai, kaip kas ten. Žinai, ką norėčiau užeiti į kokį nors kambarį, kur jinai dažo ir tiesiog įkvėpti. Ir iš mane žvengia Hebra, sako, kodėl tu čia uostai, viską durnas. Eik, aš ne. Nu, žiūrint, ką tu uostai. Žinai, kur kriauklė yra kempinė, indam, aš net ją išsikėdžiu. Aš taip nežinau, kaip man reaguoti, kai tu mane Mino to paties klausia. Dabar kaip tik iki teisminis vyksta, tai va. Labai miela. Skirtumas nuo pirmos laidos su Mino, tai, kad mes Mino iš tikrųjų nelabai kur ir klaust norėjom. Labai kas įdomu. Jūs šiaip norėjau paskalbėti. Mes tarpusavį pakalbėjom. Jo, reikėjo kažką paskirti. Gerai. O tu su manim norit kažką pakalbėti? Taip, o kur žiūrėsi šiemet Euroviziją? Šiemet Euroviziją žiūrėsiu Veik parke. Nes išvažiuoju į stovyklą ir veikinsiu. Jo, ir tokie pirmi metai, kada nežiūrėsiu ten su šeima ir ten, žodžiu, kažkur namie, didelis balius, didelė šventė. O pas tave sutrukdytų, jeigu mes sutiškėt vis tiek pas tave žiūrim? Na, tai gali. Tai viskas ok. Šiaip Eurovizija toks konkursas, kur Hebra renkasi. Hebra renkasi į vietas ir aš šiemet irgi, gal pirmą kartą, net sakyčiau, turim specialų planą atskirai susės sodyboj pas Kaziuką Labanauską, mūsų mylimą bendrą gerą draugą. O seną į Paulių užkviestą prasme. Ir jeigu tu tik tai neturi dar vis vietos, tai aš tave miela širdingai kviečiu. Na ir viskas, ir tvirtinam. Na, kaip tai dzinta Eglė nebereikia. Ir įsivaizduok, Eglutė, ir iki tokio lygio, kad mes net renkamės dieną prieš. Įsikurt. Taip. Ir tai mano planuose nieko nekeičia. Gegužės 10-11, aš nežinau, kaip tai reaguos Kazys, bet aš jau tave kviečiu. Gerai? Taip, aš būsiu ir bus dar plus kokie 3-4 nuo manęs snukiai. Tai va, bet šiaip Eglutė, apie Euroviziją ir tave, aš jau priminiau žiūrovams, kad tu dalyvavai vaikų Eurovizijoje, tai nėra paslaptis niekam, bet tu pagrindinė Euroviziją, aš neatsimenu, tu atrankoji bent esi dalyvavęs. Ne. Nelabai, ne, kažkaip tu. Dar... Kol kas nesakė. Kol kas ne. A, kodėl? Plama, nesijaučiau dar tokia pribrendus visam tam reikalui kažkaip. Man toks atrodo, kai aš dabar dalyvavau toj vaikų Eurovizijoje, nu vis tiek užkėliau tam tikrą kartelę, 3 vieta, nu nėra blogai. Tai man kažkaip atrodo dabar einant į suaugusių Euroviziją jau tokį norisi, nu, tipo, neit belę ką tam padaryti, tiesiog, kad pasirodyt. Nu, jau, tipo, norėtųsi įtikėti, kad jo, čia visai įmanoma išvažiuoti ir padaryti. Taip dar nebuvo, bet aš jaučiu, kad jau kažkas tam jau visai juda link to, tai... Tu nori ateiti ambicingai, ne? Jo, nu tokia užtikrinta. Ne tam, kad pasikeltum vertę prieš miestą šventės vasarą. Jo. Nu tokia, tipo, tiesiog pasitikėti savim, žinot, kad darau geriausiai, ką tuo metu galiu. Jo. O dabar dar iki tol, tai toks buvo, šiaip ir muzikoje dar ieškojau savęs, ar vis neleidau tų dainų, nes ten, žodžiu, nežinau, bijojau ir kažkokiam nesąmonėm, žodžiu, užsiminėjau savo galvoj. Tai va, tai kadangi viskas dabar pajudėjo, darau, leidžiu dainas, viskas sukasi dabar vis tiek apie muziką, tai jaučiu, kad aš taip jau link to brestu ir ateis. Gal kitais. Gal ir ne. Brandinį idėją, o eitum, pavyzdžiui, labiau į Euroviziją su tokio stiliaus daina, kaip kad, tarkim, ten siunčia Seksovas panas ir ten viskas per judesį ir per vaizdą, ne? Atsimenat pernai metų Kipras, Graikija, Izraelis, Lenkija, tokią stilistiką mėgsta. Ar eitum labiau per tokią muzikinę pusę? Vat koks gabalas tavo galvoj, ar stilius koks būtų tavo? Nu, dar nėra. Jurgaitytės Eurovizija. Žinai, kaip patikslinkim klausimą, koks buvęs Eurovizijos pasirodymas, vos Eurolygos nepasakiau. Koks buvęs Eurovizijos pasirodymas, vat tavo yra idealas, kaip tu norėtum pasirodyti pati. Šiaip labai geras klausimas, jaučiasi didžiulė patirtis ateina. Jo, iš tikrųjų. Baktas sakinis man užsidėt trumpai. Ne, dešinė raudona viskas.
Nu gerai, aš dabar taip, kad konkretus pasirodymas dabar šautų galvą, kokio aš labai... Kad čia žvengi? Kad čia žvengi? Iš manęs žvengi? Ne, nu, pasižiūrėk, va dabar trumpai prizuminkit. Neturi akinių nuo saulės? Kas neturi? Ką tu neturi, Klaus? Kad tu žadanas neturi? Dar kartą, tu man patrukdai karjerą. Aš tave vaibonu. Gerai, atsiprašom, Eglė. Idealas. Ne, viskas gerai. Tai nežinau, aš noriu tokio ir biški šokių, bet kad tai būtų kokybiškai, o ne... Nes, pavyzdžiui, man Lenkijos pasirodymas vis toks buvo, jo, graži pana, bet nei šoko jinai ten gerai, nei ten kažką. Baby. Jo, Izraelietė kaip šoka, tai va, jeigu taip šokti ir dar gerai padainuoti, ir dar gera daina, tai tada ok. Aš irgi įsivaizduočiau ją kaip Izraelio atlikėja, kur ir daina, ir vaizdelis. Bet man daina Izraelio nebuvo labai. O man labiausiai įstrigus, manau, kad... Jinai man pati įstrigo irgi labiausiai. Bet aš ne tik apie ją, aš užpernai berods buvo... Jeigu neklystu, tai buvo Ispanija, kur tikrai buvo susisvaigę bent 20 mano pažįstamų. El Diablo, man atrodo, vadinasi gabalas. Bet čia, man atrodo, užpraeit. Užpraeitai. Apie solo? Ne, apie Chanel. Apie Chanel tu kalbėjai. Ne, El Diablo. Jo, tokia. El Diablo. Čia yra Kipras. Ne. Aš tave iškoju. Aš pakeisiu tave šitoj laidoj. Tikrai, palauk, El Diablo, mokškai Kipras. Ne, Kipras ten irgi žinau, apie ką kalbė, bet... Palaukit, blecha, bet jeigu čia bus... Ne, bet Ispanija tai... Čia Kipras yra El Diablo. Nu tai ir taip. Duhai jūs. Nu gerai, o Ispanija? Ne, šita. Bet čia El Diablo. Ne, apie... Įves tada 2-2, jeigu jau gaištam laiką, tai įves 2022 Ispanija. Aš manau, kad tu Chanel turi menį. Tai aš tą ir sakiau tau, Karolina. Ne, tu ne tą sakai. Mes duhai tiesiog. Iškirpkit, kad Eglė nebūtų nusikeikus, vis dėlto jai kremus reiks reklamuoti. Tu šitą turi menį. Yes. Tai kas čia nežino, apie ką šneka? Gerai, atleiskite. Na, aš noriu pasakyti, kad vienintelis savo pozicijos laikiaus El Diablo. Labai gerai. Grįžkim prie esmės. Na tai va, tai esmė yra, kad ieškot kokybiškai ir iš muzikos, ir iš pasirodymo pusės, ir iš skambesio. Tai, nežinau, bandysim, žiūrėsim. Nu ką? Balsuosit jūs už mane, jeigu eisiu Euroviziją. Mes promo tau padarysim. Aš mirsiu už tave prie tos LRT studijos. Aš jau minėjau, nu gal nesakysiu. Sakyk. Aš apie jo požiūrį į Eglę Jurgaitytę. Aš esu jo daug kartų klausęs apie tai. Tai jisai gal eteryje neprisipažins. Karoli, bet mes ir praėjusį penktadienį diskutavom laukia prie svaigalų. Ja, bet Paulius yra nekartą prisipažinęs, kad Eglė Jurgaitytė yra jo numeris 1 moteris Lietuvoje. Jis man sakė, kad aš 6. Tai jis sako, čia yra toks kabinis. Žiūrėk, nu tai aš vis dėlto žmogus, kuris didžiąją dalį gyvenimo vienas yra, žinau kaip su moterimi. Žinau, ką jas nori girdėti. Okay. Gerai. Nu ką, žinokit, mes prieš visus, žinai, favoritus, outsiderius, loserius ir panašiai, mes turim tokį kvizą, kur Karolis praėjusią laidą lygiom sužaidė su Mino ir mes visi kartu sudainavom Viva Perlė gabalą. Ir sutarkim, kad ir kaip be pasibaigtų šiandienos kvizas, mes visi kartu dainuosim kažką, gerai? Kažkokią tai dainą. Kažką iš vaikystės, ar ne? Turime palėpę į spintą. Daug metų užrakinta. Tamsoje sumušus pin. Kaktą. Gerai, einam prie 8 klausimai. Vienas Egliai, vienas Karoliui. Nuo ko pradedam? Gal nuo viešnios pradėkim. Savanorių bus. Kuri šalis laimėjo pirmąjį Eurovizijos dainų konkursą? Reikia variantų? Pirmąjį? Švedija? Tai reikia variantų vis dėlto. Na gerai, reikia. Nes Švedijos net tarp variantų mes neturim. Šveicarija, Italija, Prancūzija, Didžioji Britanija. Patį pirmą. Aš žinau, kad pats pirmas vyko Šveicarijoje. Tai gal Didžioji Britanija? Karoli. Šveicarija.
Ir Karolis Megatiškevičius čia važiuoja su pirmu tašku. Ne. Taip. Nu tai jie tipo patys rengia ir patys laimėjo. Taip. O yra daugiau, ne, nu tipo yra daugiau buvę istorijoje, kad ta šalis, kuri rengia Eurovizijoje laimėjo. Ką paskelbė, kad laimėjo ir jie tokia, vai, blė. Nu tipo yra. Tai geras klausimas, ar yra kas. Man atrodo, kad ne, dėl to aš taip ir buvau įsitikinus. Yra, man atrodo, yra tai buvę dabar. Aš tau pasakysiu. Bet davai, tu žinai, kad yra, ne? Yra, man atrodo, tikrai buvę. Žinai. Nu, tai gal seniai. Nu, tai titruose matot jau šitą faktą. Kad... Na, kol mes tai vat, aiškinamės, mūsų kūrybinė grupė tiesiog nerišia po internetą. Dirba. Pragaituoja. Tu nesišypsai, o ieškai. Ne, nu viskas, aš einu iš kojo. Gerai, antras klausimas. Šį kartą atsakinėja pirmasis Karolis Tiškevičius. Taip. Koks yra maksimalus leistinas dainos ilgis Eurovizijoje? Nu, duok variantą, kažkas 3 su trupučiu bus. 2,5, 3 minutės, 3,5, 4 minutės. Aš manau, kad tai yra 3 minutės arba 3,5. 2 variantai. Imu 3,5. Yes. 3. Taip, taip. Ir čia jau darosi intriga. Taip jau nedaryk, mergės. Karoli, ir taip kažkas užlenks per artimiausius 2 metus mano prognozę. Aš nemanau, kad tie, kurie užlenktų, kad jie nesėdi šiuo metu. Jeigu mes jau kalbėsim apie Kauno nusikalstamą pasaulį. Nu, jeigu jau pasisuko ta tema, Laimonas Lapinskas, Lapinų gaujos lyderis. Nenoriu taip seniai toli eiti. Vis dar nelabai sutarėm. Okay. Gerai, trečias klausimas vėl atsakinėja Eglė. Nuo kurių metų prasidėjo Eurovizijos pusfinalių etapas? Ta prasme, kada buvo pradėta rengti pusfinalį? Iš esmės. Iš esmės. Reikia variantų. Yep. 98-ieji labai geri metai, man buvo 3 tą akimirką. Eglė gimė tais metais, irgi mano mėgstamiausi metai, turbūt, jeigu reikėtų rinktis. 2000-ieji metai apie nieką, 2002-ieji ir 2004-ieji. O žinot, kas 2004 Euroviziją laimėjo? Ruslana. Ne. Jo malava. Man atrodo, kad tai buvo Helena Paparizou. Gali būti. Tai Paparizou tai tikrai, bet 2004. Manau. Man atrodo, kad Paparizou 2005. Pauliau, kertam, 2005. Paparizou 2005, o Lordė 2006. Wild Dance'as 2004. Ruslana laimėjo. Šyri kitai. Jo, 2005 Paparizou. Gerai, aš atsimenu, nes atsiprašau. Tai buvo mano visiškas krašas vaikystės. Helena Paparizou. Kiek tau metų buvo, Karoli? 14. Nu tai jau. Tai aš tuo metu buvau labai aktyvus vaikas. Turbūt ir sapnai jau lankė. Absoliučiai. Viskas lankė. Eglė, ką renkamės? 2-2. Ne, Karoli. 2-4. Taip. Karolis, mūsų žvaigždė Eurovizijos veržėsi į priekį. Važiuojame toliau. Dar nepadarai, kad linksmasis kvizas iš tikrųjų. Tai yra linksmasis super kvizas su Paulium Vaitekūnu. Kiekvieną šeštadienį. Dzūkijos regioniniai televizijai. Gerai, važiuojame toliau. Kokio amžiaus buvo jauniausia Belgijos atstovė laimėjusi Euroviziją 1986 metais, tai yra viso labo 12 metus likus iki Eglės gimimo. Variantai 12, 13, 14 ar 15. 86 buvo 22 metai iki Eglės gimimo, kolega. Ne. Tai 28 gimė. Ai, 98, sorry. 28 čia Eurovizija laimėjo. Sorry. Aš tau kaip vaibo žinau iš tokius. Nu, kokia amžiaus, ne? 12, 13, 14, 15. Atsakyk kaip krapikas. Na, vis tik tai akivaizdu, kad tai turėjo būti jau ypatingai jauna mergina. Gedas Aročkas skambina. Mano pozicija labai aiški, jai buvo 13. Ir Karolis Tiškevičius, ponios ir ponai, tai yra teisingas atsakymas. Ačiū. Tai yra. Kad jam lengvesnį klausimą. Blemba, gerai, varau iš tikrųjų. Mano dabar tikslas yra laimėti visas 4 laidas, kad 4 laidoje jau... Kad tu jau pirmos nelaimėjai. Kad būtų... Aš laimėjau prieš mėnesį. Ne, lygų buvo. Rimtai? Nu, tai. Nu gerai, pala. Varom toliau, ne? Važiuojam. Kodėl 2017 metais, Eglė, Rumunija buvo išmesta iš Eurovizijos? Išmesta? Labai gerai apgalvok, nes čia yra Rumunija. Variantai: pavėlavo atvykti į konkursą, pasijokė. Ajo, papa. Žinai, dar tokį... Čia šiandien? Jo. Žiūrėk, va taip atlikės. Tai žiūrėk, tavo pasirodymas dabar.
Durnas. Tada variantas B. Bandė papirkti komisiją. Kuo Rumunija papirks? Grūdais. C variantas. Nesumokėjo skolų. Labai, čia mano D variantas. variantas. Daina netitiko standartų. Kuriais metais? 17. Uf. O išmesta. Kad tai yra juokinga, tai faktas, nes tai yra Rumunija, hebra. Eglės dabar, ne? Eglės Spėjimas. spėjimas. Dar kartą greitai variantai. Pavėlavo atvykti į konkursą. Bandė papirkti komisiją, nesumokėjo skolų ar daina netitiko standartų. Bet išmesta jinai buvo Taip. tipo griežtai. O prieš pusfinalį? Prieš patį startą, debutą? Ar prieš finalą? Ar jie kaip Ta prasme, dalyvavo? aš žinau, bet tai nesmė. Aha. Bet tipo būtinai čia Rumunija jau pasako, ne, atsakymą. Tipo, Rumunija, Rumunija taip. Nu, ta prasme, taip. Nu, renkamės. Nu, tikrai, kai pasakysiu atsakymą, sakys, nu jo, rumūnai. Nu, tai bandė papirkti. Nu, iš ko jie papirks, jie nesumokėjo skolų tiesiog. Tai, o mano varianto nebuvo. Kokį rinktumės Karolį variantą? Nesumokėjo skolų. Ir Karolis gauna dar vieną tašką. važiuojam toliau. O šiaip kokį būtų vienas? Ne, nesumokėjo skolų, tikrai būčiau sakęs. Nes pavėlavo nesąmonė, kur tu Nu, pavėluosi. jo, žinai. Ir aš, žinok, visiškai tikėdamas Karolio, aš vis tiek jam duodu tašką, nes aš manau, kad jis būtų taip. Ne, bet žinai, kodėl aš būčiau šiaip sakęs, kad netitiko standartų. Jo, nu aš irgi, bet tada tipo, Bet tu padėjai su tuo, kad plagijuot ar kažką. Nu, kad jau jie kaip ir tipo gal Tuo senai buvo. dalyvavo pusfinalį, kaip suprantu, jie, ne? Nu, vat jo, ten tai buvo. O tai kokių skolų? Kaip supras skolų? Nu kas aš, internetas, nu tai pasigūglink. Nes šiaip aš atsimenu, buvo Eurovizijoje, buvo ir lietuviai, man atrodo, Bavarija, kurie nebuvo išleisti į Euroviziją, nes kažkas ten netitiko kažko taip. plagijato. Ir jau biškitą Taip, neišleido taip, taip. terasose. Jo, ir paskui dar buvo kažkada Sakartvelas su tokia daina We Don't Wanna Put In. Jie laimėjo nacionalinę atranką. Ai, šitą We jie. don't wanna put in. Tipo, žodžių žaismas. The negative move is killing the groove. I'll be trying to shoot in. Ir jie laimėjo nacionalinę atranką. Ahujienas tekstas. Ir Kračiškai. Sakartvelas. Ir jų neišleido į Euroviziją, pati Eurovizija, Jo. nes jūs politikuojat. Toks buvo argumentas. Tik, bet, pavyzdžiui, Lietuva laimi nacionalinę atranką su gabalu Putin Huilo. Aš manau, kad tai būtų nugalėtojas nacionalinė atrankoje. Gerai. Nacionalinis transliuotojas nesumokėjo baudų. Okay, Rumunija tiesiog gerai, šiandien. gerai. Fantastika. Žiūrėkit, jau grupė pasiruošus, tokia jau lėksim. Hebra, dabar. Skaisgirys aiškina situaciją Rumunijos atlikėjams. Dabar tai. Gerai, dar vienas klausimas. Šį kartą atsakinėja Karolis Išgamatiškevičius. Kuri šalis laimėjo konkursą 5 kartus, bet jie niekada neatstovavo to šalies atstovai. Labai geras klausimas, tarp kitko. Liuksemburgas. Na, tu jokauji. Taip, Liuksemburgas Taip. daugiausiai kartų laimėjo Euroviziją. Taip, nes ten nėra kas dainuoja. 5 kartai. Ir Kai gyvena Liuksemburgas, Liuksemburgė 8 žmonių, tai žinai. Airija laimėjo daugiausiai. bet Liuksemburgas grįžta į Euroviziją po 31 metų. Jo. Dabar. Taip. Liuks. Sembur. O Ir jeigu šūdina daina. Šudina, ne? Nu, tokia. man tai irgi mėšlo gabalas Nu, tipo. absoliutus. Baigiam kvizą, perėsim. prie Grįžo. dainų. Gerai. Grįžo ir... Nebedaug beliko, žinokit, mums čia kentėti. Nu, tai gerai. Man dar. Tau reikia atsakyti taip. Eurovizijos nugalėtojų, kurie atliko savo pasirodymus, nedėvėdami avalinės. Tikrai tokie sunkus. Kiek kartų Kiek buvo Eurovizijos nugalėtojų, nugalėjo? kurie atliko savo pasirodymus, nedėvėdami avalinės. Nu, pavyzdžiui, aš tau duosiu vieną Aš iš žinau, tokių. žinau. Nu, tai... Ai, gerai, tai tu pabandyk spėti, žiūrėk, 3, 5, 7 ar 9 ir tada jau pabandysit paspėliot, kada tai buvo, gerai? Aha, be avalinės. Laimėjo. Jo, kiek kartų? 3, 5, 7, 9. Penkis. 5. Taip. O ką būtų sakęs 5? Jo, aš nu Aš dabar būčiau galvoju, ar sakęs tada... Ne, ne. Tai gerai, dabar pabandom paspėlioti. Nu gerai, aš pasakysiu, Kurios tai atsimena, jo. kurių, Variantų. žiūrėkit, kurių tikrai neįmanoma atsiminti. Tai Sandy Shaw, šiam 7, Sertab Erener. 2-3, turbūt. Whatever. Ir tada 2008 metais, kas pasirodė be batų? Iš išgamų šalies. 2000. Bilanas. Taip, Dima Bilanas. Believe. Taip.
200 Ai, metų. su fortepijonu. Viena mergina tai padarė 2 kart. Larin. Su fortepijonu, žinai, kas buvo, man atrodo, Bilano Never Let You Go. Ir Karolis labai gerą uoslę turi šitas žmogus. Jis jau buvo pradėjęs niuniuoti, kas dar tai padarė. Teardrops, How gabalas. many times? You find 2013 metais Emily the Forest. Emily Miškas. Jo, buvo. Okay. Gerai. Geras visai klausimas. Ir paskutinis klausimas. Čia tu pasiruošai Tai, pats. taip, Taip. sėdėjom su mama vakar. Taip. Gerai, kuo buvo ypatingas 2006 metų Airio Kenedžio pasirodymas? Variantai, Karoli, ar tu žinai? 2 2006. Airio Kenedžio Kenedžio. pasirodymas 26. Laimėjo, LT United dalyvavogi ten pas mus, tai galima bandyti prisiminti. Aš duosiu variantus. Taip. Pasirodymo dieną žuvo jo artimasis. Aik, tu načia. Kūrybinė grupė tiesiog, fantastika. Airija laimėjo Euroviziją 7 kartą. Tai buvo 1000-asis Eurovizijos pasirodymas. Ar ant scenos pasirodė gyvūnas? Gerai, Airija nelaimėjo, nes laimėjo Lordi 26. Ant scenos gyvūnas galbūt. Koks trečias buvo variantas? Tai buvo 1000-asis Eurovizijos pasirodymas. Airių. Ne, Apskritai. Aš gal tokį imčiau tada trečią, kad 1000-asis. Šitą žaidimą užtikrintai laimi Karolis Tiškevičius. Gerai. Vis tiek norėjau, man Gerai, prizai gerai. mano... Bet čia taip jau pervažiavo į Eglę, ko gero. Jo, Prasme, čia Bet buvo tu stipriai. nepyksti, aš irgi ieškau progos kaip... Aš gal, žinai, kaip atstovas Eglės, tai nesu labai patenkintas. Nu, tai jūs sumontuosit kažkaip postprodukcijai, kad nepataikiau. Įdės tavo... Kaip belgai tie, kur savo kalbą įsigalvodavo, ne? Belgai savo kalbą. Jo, belgai pasirodo, kad yra 2 kart dalyvavę Eurovizijoje su savo išgalvoto kalba. Okay. Labai švietėjiška mūsų laida, tarp kitko šitą gaunasi. Ir kaip jums sekėsi? Nu tai kaip belgai. Aš žinot, kokią atsimenu labai gerai belgų dainą vieną. People always say Thomas is gone too far, but I'm not afraid to chase my dreams. Žinai, kaip tai stiliu? Just me and my guitar. Nežinai, tai ne. Ai, buvo įgymas. Buvo? Buvo. 8 buvo Eglė. Bet žinom, Prieš porą metų. mes visus pasirodymus žinom, kiek tuo metu Egliai buvo. Jo, mes tai matuoju. Nu gerai, kalbam apie šiuos metus. Garantuotai perklausai visas dainas. Perklausiau. Nu tai vat kokią bendrą tu. Pasakyk, kas pas tave parašyta naucuose, nes Eglė Man atsinešė 3 dabar paklodės. skaityti po viską, ne, nes Tegul ten paskaito yra- truputį Eglė. Ne, nu, tai... Nuo viršaus į apačią 3-4. Ne, tai... Ne, šiaip gal, žinai ką, Eglė, tik praskrolink žmonėm, kaip atrodo profesionalus ateimas į laidą. Kiek žmogus pasiruošė ateidamas pas 2 dalbajobus tarptautinio lygio pasikalbėti apie Euroviziją. Aš ją myliu ne tik dėl grožio, jinai ruošiasi dalykams. Ačiū labai. Na, aš kažkaip tai pagalvoju, aš išsiganu, kad mes teisim šnekėsim, aš po to neprisiminsiu, apie ką eina kalba ir aš sak, norėjau būti užtikrinta. Tai gal tada, Eglė, pradėkim nuo tokio klausimo, kurio Mino neuždavim. Taip. Kelintą vietą užims Lietuva Euroviziją? Aš Lietuvą įrašiau į 8 vietą. Ei. Laidos vedėjas. Aš vakar perklausiau visus pasirodymus ir, nu, tipo, aš manau, 8 vietą įmanoma pasiekti. Aukščiausia. O kodėl, pavyzdžiui, tu taip reaguoji? Aš, žinok, irgi matau Lietuvą pirmajam dešimtuke. Ne, dabar čia nesakau. Seniai, čia buvo šou dalykai. A, Čia šou, žmogau. nes aš irgi šiais metais labai tikiu Lietuvą pirmajam dešimtuke. Jo. Nu gerai, Pauliu, Aš neturiu ką mest, paskolinti. O tu? Čia apie Silvestrą, ne? Ne. Aš absoliučiai niekada nepatikėsiu, kad mes su lietuviška daina galim būti dešimtuke, dainuojant lietuviškai dainuojant. Labai nedaug trūko Monikai Linkytei. Jinai gal 11 liko. Bet nebuvom. Nu, Netgi atsižvelgiant, kiek daug mėšlo šiemet Eurovizijai.
Palauk, ar... Jis, man atrodo, pagal prognozes yra 16 kažkur dabar. Atsiprašau, Linkytė tikrai angliškai, aš gal tada... Čiuto. Ai, sorry, pasakiau, Linkytė turėjo omeny sentimentai. Ja. Bet sentimentai 4. Bet, ar tikrai... Negu Linkytė. Taip. Bet turiu omeny, labai arti 10-ko finale ir labai geras pasirodymas. Jo, Ir aš žiūrėjau, kad prognozės jam yra 15-16, tai aš kažkaip panašiai ir įsivaizduoju. Bet reiškia pakrito, nes pačioj pradžioje... Buvo. Pirmam 10-ke laikys. Bet aš, žinok, nematau ten Dešimtukas, ne? 10-kas tikrai jokių šansų. O tai tu turi sudėliojęs savo tipo top 10, nes man buvo taip sunku. Top 10 gal ten sunkiau truputį, bet top 5-ką aš turiu savo, žinok. Ja. Karoli, ką tu galvoji, kelinta tai bus vieta, jeigu tu turi laiko, žinoma. Aš Linkytė, žiūrėjau, kada sentimentai pasirodė ir kelinti buvo. Aš manau, kad šita daina turi daug šansų būti 10-ke, bet va taip dar su bičiuliu kalbėjau, su to pačiu Kaziu, pas kurį ir tave kviečiu pasižiūrėti Euroviziją. Aš atvarysiu. Manau, kad galiausiai 11-12 vietos, va taip sakyčiau. Kad nedaug truks iki 10-ko, bet aš tiesą sakant net nematau esminio skirtumo, ar tu ten esi 9 ar tu esi 13, tai bet kuriuo atveju yra labai geras pasirodymas. Ir prie šito Lietuva jau yra pripratusi eilę laiko, kad mes neturėjom prasto pasirodymo jau daug metų, mes visą laiką finale. Tai nematau, kodėl Silvestras, kuris čia užveda dabar kiekvieną salę atvarydamas su to gabalu, kodėl jis ten turi likti žemai. Bet ir matėte, dabar įsivaro po tuos festivalius Eurovizinius, ir ten kaip jie vadinasi, ir kaip žmonės ant dainuoja. Eiktų jo. Kiekvienais metais tas hypas dėl lietuvių dainos, lygų prisiminsim Ievos Zasimauskaitės, mes jau galim 3 vietoj būti, nifiga nebuvom 3 vietoj. Čia taip sakė? Jį buvo, ten tikrai buvo labai didelis hypas sukeltas dėl Zasimauskaitės, tų ašarų kūrinių. Ir tikrai nesigavo taip, kaip norėjom. Buvo ir dėl Monikos Liu, kad čia visa Europa dainuoja, niuniuoja ir irgi gavos, kas gavos, tai aš noriu būti labai maloniai nustebintas ir labai linkiu jam to, kad jis išautų kuo aukščiau, bet aš tiesiog nematau 10-ke šito gavo. Mano žmona sako, ir aš dabar jau jai pritariu, sako, reikia truputį kurį laiką nebeklausyti Silvestrio to gabalo, nes jau, bent jau man tai, jis po truputį pradeda įgrysti. Aš galvoju, iki Eurovizijos reikia pailsėti nuo jo, bet Europa, kuri matys jį pirmą, antrą kartą, man labai įdomi reakcija. Ir man labai... Jis tai tikrai užkabinantis gabalas. Jo, man labai įdomu, kaip jie padarys tą visą režisūrą pačią pasirodymą, kai buvo per finalą ten su kamerom. Nesveikai gerai atrodė viskas ten. Nusiprantat, apie ką kalbu. Aš nežinau, ar tai vadinasi. Tu nenuvertink mūsų mergitų. Ne, aš galvoju, ir aš šiandien nešneku. Tai va, tai man atrodo, jeigu dar tiesiog padarys žiauriai gerą ten šou vien iš kamerų, vien ten su šakiais kažką, tai tokį paliks įspūdį. Aš manau, kad tempsim 10-ką tikrai. Okay. Ką, o Eglė, tu savo 10-ką irgi turi pasidėliojus, ne? Kol dar nepradėjai sakyti, aš tik kelis gabalus paminėsiu, kelias šalis, tu pasakyk, ar jos yra pas tave 10-ke ar nėra. Gerai. Kas man labai įdomu. Pradžioj tas, kur toks arba paskutinis, arba labai aukštai vertinamas yra Norvegija. Ne. Okay. Gerai, bal aš dabar praeisiu pro savo, ką aš pasirašęs apie Norvegiją. Šitoj laidoj. Nu. Švedija, Eglė, tavo 10-ke. Ne. Okay. Ir aš girdėjau, ką tu... Ir žinai, ir tu šnekėjai apie tą Norvegiją, ir žinai, ką aš pasirašiau, aš net, apie Švediją, palaukit, aš noriu surasti, ką aš pasirašiau apie, dabar nerasiu gerai žodžiu, bet aš apie Švediją vakar tai paklausau, ir aš tik prasidėjo jų pasirodymas, ir vienas geriau dainuoja, kitas prašiau, ir aš tokia pasirašiau, atrodo, kad kaip mama liepia mažai brolių pasiimti savim, ir po to žiūriu, die dviniai, ir tada, nežinau, man tai toksai... nepatempė švedų lygio ta daina. Čia kaip Darišas ir Kšištofas. Kšištofas yra, pažiūrėk, koks jo Darišas. Bet aš manau, kad, bet, pavyzdžiui, visi efektai, visos vizulkės ten tikrai gerai atrodo. Sutikim. Man tai žinok irgi, aš nekabina. Dėl tų pinigėlių tada dar tik tai pasiskambinu. Man toksai jisai, jo kokybiškas pop gabalas, bet toks, nežinau. Glutė dar, kad neįsitempiant labai. Ispanija ir Zora. Aš šitą gabalą bandau suprast. Pirmiausiai, kaip tai atrodo, kad Marina Bui po 15 metų Euroviziją atvarė. Ir labai girdėtas motyvas, tas pagrindinis, kaip prasideda.
Išpildyk mano norus ir aš Kažkas būsiu labai tavo. pažįstama. Dainuoja moteris, kuri yra Jo. vyresnė, Taip. bet dainos pavadinimas lietuviškai yra Kekšė. Ane? Bet, jo, Zora, bet esmė, kad ta daina atliekama visiškos beklausės. Man pradžioj labai patiko ir aš paskui pradėjau klausyti, jinai nusidainuoja. Jinai skaitosi ispanų kažkokia super žvaigždė, bet jinai, paklausykite, nepataiko į nei vieną natą iš principų. Nu, tai gal tu kažkokį, žinai, ten laivinį konkretų pasirodymą, kur nepaėjo. Nežinau, čia nacionalinė atranka, kur jinai laimėjo. Tai... Ai, O kaip jiem nežinau. okay. O tai gal einam nuo Eglės 10 ir reaguojam kažkaip Gerai. O ekspresyviai. galim, kadangi dar nėra 10, bet man labai įdomu jūsų nuomonė apie fucking Suomiją. A čia tai, Bičio be kelnių. kur yra Kur Windows Windows 95. Eik tu savo. Aš manau, kad čia gali būti, su keiksmažodžiu pasirašiau. turbūt net negali būti, o mano asmeninė kaip muzikologo nuomonė, tai yra Eurovizijos, vos nepasakiau, Eurolygos čempionato tamsiusis arkliukas. Nes toks kosmosėlis gali labai labai stipriai nustebinti, žinokit. Nu, jo, nu, bet jau ten. Ne, kad tai yra too much, tai tikrai, bet... Ir tie kūno spalvos. Nes- Tu matai? Man nejuokinga, žinok, aš galvoju, kad jie pavėlavo su šitų pasirodymų 15 metų. Ne. Toks humoras, žinai, kaip sako, Artūro Orlausko anekdotai nesuprastėjo, jie visada buvo tokie patys, tik tai laikmetis pasikeitė, Ne. žinai. Ir kitas dalykas... dėl Arba to Arūno Valinsko humoras, jisai visada buvo toks pat. Jo. Čia gali vertinti geras, blogas, bet kai Nu, tai sako, juokauju. dabar kritikuoja auksinius svogūnus, jie niekada nebuvo kitokie, tik tai reikalavimai laidai yra pasikeitę. Ir dėl šito suomių pasirodymo, nu, pripažinkim, kad trumpai pamanėm, jog bičias paprasčiausiai plikais kiaušiais yra senai. Tai Kokiais? plikais Jis kiaušiais. nėra plikais. Nu, tiesiog pirmas įspūdis, kad, nu, tai tikrai tabaluoja. Žinai, nuo ko priklausys Suomių pasirodymas? Jie bandė nacionalinėje atrankoje pridengti jo kiaušus kaip Ostino Powerso filme, tipo, visaip dengti, kad neva Bet jis jau jau būtų matosi- pasimatę, bet nepasimatė. Ne, bet jis tokiais kūno spalvos turi. Nes kamera prastai dirbo. Idėja buvo neparodyti tų triusių, akivaizdžiai. Visai, blogai. bet jie nesugebėjo su kamera padaryti šitų dalykų. Toks vaizdas, kurį taip norisi matyti. Jeigu Eurovizijai padarys, kad pastoviai nesimato jo tų triusikų. Ir visai kaip Ir ten tada uždengia. nusileidžia jam tie šortai iš dangaus. Iki čia, jeigu Tada jums- gali būti stipru. Nu, Fantastika. nežinau. Gerai, ir dar vieną pagą, dar tiesiog noriu. O matėt Kipro klipą? O taip. Ta prasme, Vakar prieš miegą ir Kas? Kipro klipą. tu matai, tu supratai kažką tam klipe, nes ten tiek, ten yra toks Telemundo prezenta, ten tiek yra linijų, aš 2 kartus bandžiau žiūrėti ir supratau, kad... Ar kur tu žiūrėjai? Aš Į papusą, ne, tu žiūrėjai. Jei tik 17 metų. Ką? Niekada nebuvau pažiūrėjęs. Ne. Taip. Nemačiau tikrai. Karoli, ar aš girdžiu sirenas policijos? Blemba, palauk, aš dar tik taip prisiminsiu. Jei 17 metų yra. Ir aš iš karto tą pastebėdamas tiesiog vertinau grinai patį klipą. Labai muzikaliai, sakyčiau, Ne, vidutiniškai. aš taip ta- nesupratau nieko, kas vyksta. Bet gražus džinsai. Va. Karolio? Ne, klipe. Dar pasijuokit iš mano džinsų. Sakė, kad Eglė išskirtinai negražus tavo džinsais. Ir su jais yra būtent pavėluota 15 metų. Jo. Aš nelabai su skoniu. Bet aš dabar ją pasižiūrėjau dar kartą, aš nebuvau atkreipęs dėmesio, jeigu taip atvirai, Pauliu. Nieko gero. Ne, nu, jin tokia. Aš lygiai tą patį Nu, seniai. nebent papai. Kad... Net Iškirpta kokie toks ten lėtas. Eglė, net tame esmė, nu, mes apie muziką kalbam šiandien. Nu, tai va, tai žodžiu, tiesiog norėjau apie tą klipą. Nu ką, einam 10-uką Einam, link, ne? 10. Sureaguok ir išeik po bet kokios. 10 vieta aš įdėjau Airiją. Ta rėkianti pana, ne? Jo, bet man, tipo, nu, blama, labai priklausys, kaip atrodys tas laivinis pasirodymas. Bet šiaip Čia man daugumai tai- pasirodymų Jo, galioja, jo, nes jo. yra labai aфиgenų klipų. Taip. Olandija, tie patys favoritai šveicarai. Blemba, jo. Tikrai yra labai gerų klipų, bet sakau, kaip tu parodys tai ant scenos, Jo, žinai. nes man šiaip įdomus, pradžiškai įsijungiu tą klipą, Airijos toks buvo, what, ir tada taip klausau, ir tas perėjimas toksai, nu, žiauriai kontrastingas gabalas. Olandai Taškės, turi fantastišką tą Europapą gabalą, kur pabaigoje, klipo pabaigoje dega, nu, tai Taip. tu nepastatysi hatos ant scenos ir nesideginsi, žinai. O tu žinai, kodėl ten dega? Nes, nu, tipo, kažką jis ten kreipėsi į savo tėtį. Tu Taip. žinai, ten tą. Taip. Ne, bet papasakok šitą istoriją visai įdomi, Pauliui.
Rimtai papasakok. Ir Karoliui to pačiu, nes jis... Na, tai gal šnekėjo. papasakok. Aš Nes kaušai. nežinau, ten pilnai tiesiog užmačiau, kad, žodžiu, kad jisai visai ten svajojo eiti į Euroviziją, jo abu tėvai mirė, nors ten tėvai labai ten skatino ir tikėjo jo, ir jis ten kažką, tipo, dega tas namas, dega tą nuotrauką ir sako, jie ten I made it, ar ten kažką. Listen to you. Nu, tokia, tipo, graži pabaiga. Šūdas, karočiui, einam Nu, toliau. žodžiu, jo, visamoje, tas jautrumas, nesąmonė. Mes taip ir LRT studijų, tarp kitko, aptarnėsim šiemet Euroviziją gyvai. Su Tomu Purliu. Važiuoju. Okay. Nu tai va, tai, o daugiau, tai, nu tai va, tai Airija, tada 9 vieta Olandija, Nyderlandai. 9 vieta. Europapa. Bet labai daug peržiūrų turi YouTube, žinok, galvoja aukščiau Lipsija. Nu, bet aš tipo, arba keiščiau su Kroatija vietą, nes aš Kroatus esu į 5 vietą. Chorvatija dabar reikia sakyti. Chorvatija. Kaip buvo Gruzija ir Sakartvel. Kas to yra? Aš nesuprantu. Aš Chorvatija. galėčiau pratesti bairį, bet draugelis man visai nepadeda. Nu gerai, viskas, nu tai... Kaip Rimas Kurtinaitis visą laiką sako, na tikrai žaidėm su chorvatais. Seni, tu man esi... Kiekvieno mūsų susitikimo čekas Eicenas. Tu mane kalk prie kryžiaus, aš negaliu nesijuoksi. Ačiū tau labai. Nu, man tikrai. Ja. Jokios ne dėl to akinių, kur kaip debilas atrodo, tikrai. Jeigu gerai atrodo. Aišku, seni. Nu, džinsai ne kažką. Nu, davai. Ne, džinsai prastėja, bet aš neturiu kitų kelių. Žinai, kaip būna, atsidarai spintą ir tu neturi ką pasimti. Su tokiom pajamom galų gale kelnių neturėjo. Aš su šitam kelniu jau 3 savaitę. Nu gerai, Karoli, Chorvatija. Kur, tai va. 8, nesakai? Ne. Čia ne, Olandija. Ne, Olandija. Nu, tai sakyk. Ne, tai jūs klausot manęs. Pradedam balsą kelti. Taip, tiesiog iš naujo. 10 vieta Airija, 9 Olandija ir 8 yra Lietuva. Nu, gerai, mes jau šitą Gerai, išsiaiškinom. tiesiog važiuojam toliau. 7 Izraelis. Ok, va čia galim staptelt, prisiminkim Izraelio dainą, kokia yra. Tokia merga su šakiai gan rami daina, bet... Tu prognozuoji 7 vietą Izraeliui. Žinai, dar yra kitas reikalas, politinis aspektas. yra, Mes tai va, dažnai tai- šnekam apie Ukrainą, kad juos patempė Jo, istoriją. jo. Ir apie Izraelį turbūt tą patį dabar galima bandyti mąstyti, kad padės nelaimė, kad ir kaip tai skambėtų makabriškai, ne? Manau, ne tiek padės, kiek galbūt galėtum įsivaizduoti. Jo, aš vat irgi dabar galvoju, kad čia, nu, nežinau, ar... Ar taip pat pasaulis yra įsitraukęs į Izraelio konfliktą? Čia va Ne taip atviras. pat, bet už tai ir sako, ne 1, ne 2, o 7. Bet jeigu... Bet aš, nu, tipo, grinai čia taip vertinant, nemasant ten apie geopolitinius... Okay, tokius okay, politinius supratau. dalykus. Nu, tiesiog, tipo, aš taip pažiūrėjus visus pasirodymus. Okay. Aš taip manau, kad, jo, 7 traukti. Daili mergina. Kas yra... Nu, tokia, tipo, kokybiškas, aš ir manau, kadangi Izraelis šiaip padaro gerus pasirodymus, bus geras laivinis pasirodymus. O kas yra 6 vieta? 6 vieta yra Graikija. Rosalija. Va čia mes su Mino nekalbėjom. apie Jo, šitą gabalą. aš kažkaip nelabai esu toj valti, kur čia bus labai geras pasirodymas. Aš manau, kad yra kūrinių, kurie nustebins ir bus aukščiau nei prognozuota. Tai šitas gabalas, mano nuomonė, bus žemiau nei prognozuota. O kas jį prognozuotų? Ir kas ten nėra, kad jie labai kažką tai pieštų, žinok. Ne, žinok, yra, man atrodo. Nu, 1 5 lenktynėse ar ten neminima būna. Bet jūs 7 vieta. Nu tai va, aš, Nu, tai aš atrodo galvoju, 6. kad aplink tą ir bus. Aš manau, kad nebus 10 šitos damos. Galim lažintis iš Jurgaitytės honoraro šitoj laidoj, kad bus. Aš jo, manau, kad bus. Ir jūs šiaip atkreipė dėmesį, kad šiais metais yra daug tokio regetono Eurovizijoje. Kas yra regetonas? Nu, tas ispaniškas. Nu, yra, bent 4 kokie gabalai tikrai turi aš. Aš į Paulių kaip į kokį gyvūną žiūriu. Ai, buvo. Akis klas. Papūgą nusipirkom su žmona. Nu, ispaniški tokie motyvai. Ai, o kai kalbėjome apie gyvūnus, o rimtai, o tipo galima Euroviziją Ne. naudoti gyvūnus? Ne, senai, nu tikrai žinau, kad negalima. Okay. Nu, Nes ar jau tikrai siuntėm Aivarą? Seninu, ten tikrai jau būtų serbai kokį gulbių prisivedę. Nu, mano, tai tipo, okei. Dima Nu, tai Milanas va. į Mešką jau būtų. Dėl ko dainavę. galvoju dar, kad graikam paės, graikai nuo Jelenos Paparizau, nuo 2005 atrado
netgi nusakė Rauvo, 2-3, man atrodo, jie atrado stilistiką, su kuria jie praktiškai visada būna pirmajam dešimtukė. Ir kai tik tai jie išsižada šitos stilistikos, graikiško motyvo, jie visada būna žemiau dešimtuko. Bet kai jie yra su graikišku motyvu, dažniausiai jie kala stipriai. Nes žmonės mėgsta, Europą mėgsta graikišką motyvą. Nu, tai jo fana, žinau, gerai, kad nesukirtom rankom iš Eglės honoraro, nes tai gan stiprus argumentas. Tikrai geras argumentas. Bet ten graikiški motyvai, ten tokie indiški motyvai. O ten, čia iš vis yra frikų šou, šitas gabalas. Ten yra ir graikiško motyvo. Ir indiško, ir regetono, ispaniško, nu ten tokia makalina, bet man kažkaip visai pagalvoju. Ir dar vienas argumentas, dėl ko galvoju, kad Eglė šitą prognozę yra gera, nes žmonės mėgsta ir graikišką motyvą, ir frikus. O šitas gabalas ir regetono, jūs suprantat, kiek yra pasaulyje lotynų muzika, kokia yra, kiek daug užima. Žodžiu, graikai daug kodų siunčia vienu. Ir šiaip dar toks pasibėjimas apie šių metų yra labai labai daug dainų, kur žiauriai daug stilių maišoma. Tai buvo vienoje dainoje yra ten repo, trepo, popso, operos, drum and basso. Aš tokias iškart dvi sugalvoju, tai šveicarai ir ukrainiečiai. Jo, ir, na žodžiu, reikia ieškoti iš ten. Pasirašysiu, belekiek. 5 vieta. 5, Kroatija. Nu, bet man nepatiko tas. Man nepatiko, bet aš... Bet žiūrėkit, 9 buvo. Ne, aš sakiau, nebent apkeiščiau belgus su kroatais vietom. Tu biškai klausyk, kas yra sakomas. Oi, ne belgus, šito Nyderlandus. Tai, bet žiūrėkit. Žodžiu, aš dabar turiu Nyderlandus 9, kroatus 5 ir sakiau, nebent juos apkeiščiau vietą. Bet kroatai labai yra man asmeniškai panašus į pernai metų Suomių pasirodymą, tik tiek, kad jis daug šudiniau atrodo. Kaip Malta Chanel kopija Ispanijos, apie kurią kalbėjom, bet labai labai pigi. Nu, Malta tiesiog seniai, bet jie įrašė pranešimą spaudai, kad tipo žoskai nebuvo laiko ir... Nu, bet žmonėm, Eurovizijos tiem klausytom, patinka tokios dainos. Okay. Ajo, apie Kroatą įdomu, tipo, kad, nu, bet čia irgi tiesiog užmačiau, nežinau, kiek čia patikrinta informacija, kad jisai tą dainas padarė viską pats vienas, production, lyriksus, muzika tiesiog savo kambarį prie kompo. Bet čia nežinai, ar taip buvo, ne? Nu, čia aš tiesiog užmačiau komentarų. Tai YouTube, aš galiu patvirtinti, taip ir buvo, tikrai tvirtinam Roko Pakėno žiniom, tai... taip, varom toliau. Nu, tai va, tada 4 vieta Italija. Labai patinka man šitą Man irgi prognozę. tai patinka, kad wow. Bet tau nėra tokio jausmo, kad Italija, aišku, pirmiausia dėl to, kad tokia šalis jau visada gali išsiųsti silpnesnę dainą už, tarkim, kokią Lietuvą ir bus jau aukštai, bet dar šiuo atveju ir išsiuntė dainą, kurią įsimyli vis labiau, klausydamas vis ilgiau ir jinai neatsibosta. Žinai, kas yra turi vasaros hito efektą. Ir tai yra gabalas, kuris, nu, tave nori, nenori, verčia pasvarstyti, kad aš kaip norėčiau nuvaryti į Italiją. Jo. Ir taip retai būna. Nu, paklausęs Lordi Hard Rock Aleliuja, nenorės į Suomiją nuvaryti patostogauti. Nu, bet to nebūdavo, kad tas Soldi buvo iki Måneskinų. Jo. Iki jo. Tai vat iki Soldi buvo tipo stiprių italų pasirodymų? Kad jie būtų buvo, 10. Toto Kutunio yra gilaimėjęs su Insielė. Ne, bet aš kalbu apie, nu, vat, nuo kokių 2-5. Manyčiau, dabar reikėtų pasukti galvą, blemba. Nu, nes man taip... Blemba šiaip geras Eglės šitas skambas. Italai atrodo, man ilgai kaip tik buvo atrodo, italai subinėliai, vat, labai paaugo nuo Soldi, Tiesa. Måneskinai, Tiesa. vėl tas Brividi buvo vėl. Nu ir jie tokie, tipo... Blemba tas buvo labai, kur atšaukė Euroviziją ir buvo tas italo pasirodymas, kur nepasirodė. Kuris turėjo tuo metu atstovauti. Geras. Namaste, ale. Šitas dar buvo geras gabalas, jis dalyvavo Eurovizijoje. Namaste, ale. Atsimenat? Su ta gorila išėjo į sceną. Gal kažką jojo. Aš aišku nenoriu apie gorilas to kalbėti dėl savo praeities. Tiesiog važiuojam. Važiuojam toliau. Tai Italija, 4, jo. O kokia ta praeitis tavo? Aš prekiavau gorilom daug metų, reiškia Tanzanijoje. Tai nieks niekur nešokinėjo, ne? Ne. Okay. Nu, jos šokinėdavo. Nu, okay. Jos kažkaip turėjo tokį pomėgį, žinai, šoka ir trypė. Žinai, toks kažkas. Nu, okay, yes, aš nenoriu, kad tavęs dvigubai nekestų žmonės. Eglė, važiuojam, 3 vieta. Dabar gal irgi šausitam netikėtai. UK. Ei, Karoli Lauks. Tai yra... UK? Tu
Motherfucking juokauja. Wow, rimtai. Čia yra, žinok, čia didžiausias šuolis. Jiems yra prognozuojama 13 vieta. žinau, bet aš manau, pirmą kad kartą dėl su to- priblokšta šitą laidą. Ar jūs žinot, kas atstovauja UK? Ne. UK atstovauja toksai Oli Alexander, kuris buvo Years and Years grupiai. Žinot grupę Years and Years? Ne. O, mamulė. Tai va, tai čia, žodžiu, aš galbūt jiems skiriau tokią aukštą vietą, nes tai buvo mano žiauriai mylima grupė, man jie labai patiko, išsiskyrė, nors, žodžiu, jis dabar daro solinę karjerą. Tu ir jį išsiskyrei? Ne. Seniai aš žinočiau, jeigu tai būtų. Ir jį tiesiog Britanija nusprendė išsiųsti, kad jis atstovautų, tai jis yra pasaulinė žvaigždė. Patricija Kasterė dalyvausi Eurovizijoje ir tai, žinok, nepadėjo. Nu taip, bet ir man žiauriai gera daina. Nu nesveikai, man yra vienintelė, kurios aš paklausiau ir aš tikrai įsiminiau iš pirmo karto. Bet, žinai, tos pasaulinio lygio grupės, kaip ir Karolis sako, ne visada išsipildo. Karmen tai vat, Elektra žinau, yra tai- Estam atstovavus, atsimeni? Florida, Jo. reperis San Marino yra atstovavęs. Taip. Bavarijos net neleido pati Eurovizija. Žilvinas Žvagulis atstovavo Niderlandų, pameni? Su daina pasakyk, mieloji, ar man nemeluoji. Ar nevaidini tik nekaltos? Ir tada Nu, tai dar va, bet buvo man su tiesiog- švedais Takėnas. Erelio brolis aš. Tenai, aukštai, tenai. Gerai, man tiesiog žiauriai patinka ta daina ir iš to, ką aš paklausiau, aš vienareikšmiškai dedu į 3 vietą, nes man tai tiesiog labai patinka. Telebimbam dar kartvelams yra atstovavus. Mūsų. Šitą mažą. Ir man atrodo, tais metais Euroviziją vedė Kučinskas. Šiandien mes susirinkom. Tu atsimeni, kad Kučinskas yra dalyvavęs Eurovizijai Taip. su angliška dainos Lai, lai, angelai, laimės tau pavydė. Tu juokauji? Jo. Ir daina buvo kažkaip angliškai ir juokingai, bet dabar užstrigo. Gerai, antroji vieta. Antroji vieta yra Ukraina. Pasaka. Pasaka, tikrai pasaka. Ne, labai Pritariu. man patiko geras. Neturiu net ką pasirodymas. pridurti, žinau. Jo. Ir, einam- Antra, pirmoji vieta yra vienareikšmiškai Šveicarija, jiems nėra lygių. Gerai, ir žinokit, mūsų linksmojoje laidoje mes... Padaryk. Veidaga. Ir... Gerai, turi nesusijuokti. Gerai. Dalia Belickaitė, čia tu? Gerai, mūsų linksmoje Eurovizijos laidoje paklausom iš naujo, mes ateiname link momento, kai mes kažko palinkim Lietuvai. Čia tokia rubrika tikrai yra, ar tu Taip. sugalvoji? Ne, rimtai. Gal šį kartą nuo pašnekovės pradėkim. Nuo pašnekovės. Bet čia Euroviziniam kontekste. Taip, manau, kad nepabėgim nuo Eurovizijos. Tai mano palinkėjimas daryti kuo nesaugiau ir lipti iš komforto Taip, labai zonos. daug vaikų nenorėjo žmonės. Nu tai va, bet čia kalbant apie, kad gimtų daug gerų Eurovizinių pasirodymų, tiesiog lipti iš savo kažkokių standartų. Lipti iš savo standartų ir tiesiog rizikuoti, bandyti, ieškoti, eksperimentuoti, nes tai priveda prie gerų pasirodymų. Ir čia puiku, taip. Žinot, Lietuva, aš gal palinkėsiu jums taip. Latvijai Eurovizijoje. Labai Latvija! Aš siūlyčiau lietuviams iš tikrųjų susirinkti per Euroviziją savo sodybose, savo hebros būry ir pasidaryti malonumą iš šito renginio, o ne amžiną laukimą, kada mes laimėsim. Taip. Mes laimėsim Euroviziją tada, kai busim atsipalaidavę, dėję skersą ir nesistengsim. Tai artėja, mes vis labiau tokie pasidarom. Mes siunčiam drąsiai lietuviškas dainas, lietuviškų tekstų, anksčiau tai būtų buvę praktiškai neįmanoma. Tai va, drąsiau, laisviau, mes laimėsam. Aš irgi pasakysiu, kad drąsiau, aš labai norėčiau, kad nebūtų šūdo bangos, jeigu ir nepasisektų Silvestrui šiemet. Hebra, taip negalima. Ir kažkas pasakykit latviams, kad jau nebereikia dalyvauti. Ir gal kalbant apie latvius, tai manau, kad ateina laikas tau paskambinti vienam iš brolių Macių ir atsiprašyti už tai, kad tu jiems paskambinai praeitą penktadienį ir pasakai, valinkit atgal į Jūrmalą.
Tai buvo? Nebuvo. Kodėl viską vertina rimtai, ką sako Karolis Tiškevičius? Viskas pasiplam, tai buvo puiku.